Labą dieną. Esu Skaidra iš Informacijos technologijų mokymo centro ir šiandien trumpai pašnekėsime apie tarpus mūsų dokumentuose, knygose, reklaminiuose bukletuose ar lankstukuose. Tarpas atrodo toks paprastas mažas elementas mūsų teksto. Jisai turėtų būti lyg ir nematomas, lyg ir matomas, nes tarpais atskiriami yra žodžiai vienas nuo kito. Tačiau kartais tie tarpai mums labai trukdo paruošti gražų tekstą. Ir kada tie mūsų nematomi tarpai tampa matomais ir kada jau tą problemą reikia spręsti ir kaip palengvinti tiek maketuotojo, tiek redaktoriaus, kalbos redaktoriaus darbą, kad nereiktų ieškoti tų staiga ne ten atsiradusių tarpų ir jų taisyti. Tai pirmiausia, atsidarysime pavyzdį, atsidarysime vienos knygos puslapėlį, pasižiūrėsim, kur ten tos problemos atsiranda. Paskui atsidarysime Wordą ir pasižiūrėsime, kaip jau iš karto Word'e pirminiam teksto paruošime, kada rašome naują tekstą, iš karto galėtumėm apie tos tarpus pagalvoti, iš karto įdėti tinkamus nepertraukiamus arba kietuosius tarpus, nes apie juos kaip tik šiandien šnekėsim. Ir tuomet jau bus daug lengviau tuos mūsų gražius tekstus suformuoti ir sugaišim daug mažiau laiko. Tai dalinuosi ekranu, kaip sakiau, pirmiausia bus pavyzdėlis. Tai dabar mes turime jau pas mane čia atverstas knygos vienas puslapis, nedidelis mažas puslapėlis. Ir šiame puslapyje, šiame fragmente mes iš karto matome, kad tekste yra daug pavardžių su vardais ir realiai lietuvių kalboje taip neturėtų atsitikti, vardo pirmoji raidė taškas neturėtų pabėgti nuo pavardės, bet tarpas privalo būti. Tai ką mes darom, kaip mes taisom? InDesigno programoje, šiuo atveju InDesigno programoje, atsistojame prieš pavardę, kur reikia ištrinti tarpą, mes tą tarpą paprasčiausiai ištriname ir įdedame nepertraukiamą tarpą. Nepertraukiamas tarpas InDesigno programoje yra įdedamas aš klavišais įdėjau, bet jisai yra Type, Insert White Space ir Non-Breaking Space, Ctrl-Alt-X. Šiaip ateičiai visas šitas sąrašas yra nepertraukiami tarpai. Simam tą eilinį paprastą tarpą. Dabar šitą padariau, kitas atsirado, tada dar šitą taisau, paskui vėl kažkas atsitinka ir taip dėliojam ir vis tiek kažkas galutiniam tam rezultate, galutiniai knygoje vis tiek nukrenta. Tai tiek maketuotojas dirba, tiek redaktorius ir korektorius teksto dirba, kol ten visus tos daiktus gauna. Paskui dar jeigu pasiemame rodiklės įrankį ir dabar ne tekstą, o ten dar nuotrauką pas mane, gal ne toj vietoj. Net toj vietoj yra, jeigu aš dar norėčiau tą nuotraukėlį, jinai čia pas mane su teksto plėjimu padėti ten, kur jinai privalėtų būti ten. Ir irgi kartais atsitinka vėl nelaimių. Kažkokį tekstą pataisom, įrašom, išrašom ir tada kitoj vietoj vėl atsitinka kažkokia nelaimė, vėl reikia tuos tarpus gaudyti. Va štai šitoj vietoje atsitiko. Tai čia tie ale nematomi tarpai, tokie labai jau ryškiai matomi ir labai nepatogus taisyti. Lygiai tas pats pasakytina apie metus. Va šitoj vietoj būtų gerai, kad būtų nepaprastas tarpas, o nepertraukiamas tarpas. Prieš brūkšnį būtinai tas irgi turėtų būti. Tai šiuo atveju vidury teksto nieko tokio, bet jeigu, tarkim, aš palieku paprastą tarpą, jeigu bandau įrašyti kažkokio teksto ir mano
tas brūkšnys atsitinka priekyje, taip niekada neturi būti, vadinasi, mums būtinai turi būti nepertraukiamas tarpas. Kas yra nepertraukiamas tarpas? Nepertraukiamas tarpas tai reiškia, kad kompiuteris netraktuoja jo kaip, kad čia jau žodžio pabaiga. Kompiuteris žodžio pabaigą traktuoja, kada yra tarpas. Nuo tarpo iki tarpo yra žodžiai ir vadinasi, jie gali eiti į kitą eilutę. O šiuo atveju, kur va, aš įdėjau prieš ilgą brūkšnį, nepertraukiamą tarpą, tai supranta, kad mano žodis baigėsi tik štai čia po brūkšnio. Lygiai tas pats skaičiukai, nepertraukiamas tarpas M taškas, jau mano čia baigėsi žodis. Tai irgi kada mes turime tą situaciją, kada metai atsiranda priekyje, tai kartu M raidė su skaičiu. Lygiai tas pats pasakytina diena taškas, ne D taškas, ar kažkokia gatvė, ne, ten Donelaičio tarpas G taškas irgi būtų gerai, kad nepabėgtų. Pasižiūrėti nematomus simbolius, jeigu mes dabar įsijungtumėm nematomus simbolius ir va dabar tie taškučiai paprasti, tai yra paprastas tarpas, o va šitas toks taškutis su stogeliu InDesigno programa yra nepertraukiamas tarpas. Ir kur nepertraukiamas tarpas, tai jau mūsų ta raidė nuo pavardės neatšoks, lygiai tas pats su metais, lygiai tas pats su ilgu brūkšniu. Tai čia kaip ir InDesigne kaip ir aišku, bet jeigu yra labai daug tokių vietų, tiesiog maketavimas ne teksto taisymas. Ne? Maketuojant jau būtų gerai, kad visas šitas tekstas ateitų iki maketo teisingas ir tvarkingas ir nebereiktų gaudyti. Jeigu vienas kitas toks atsitinka tarpas, tai vieną kitą mes galime greitai pažiūrėti, pastebėti ir pataisyti. Jeigu kaip šiuo atveju knyga didelė ir su daug situacijų, su daug metų, su daug vardų pavardžių, tai jau tas gaudimasis darosi problematiškas ir tikrai daug tų klaidų paskui pasilieka. Ką dabar daryti? Mes turime tekstą. Vat aš jau pasiruošus vieno va šito skiriuko, vat kaip tik va šito, kur dabar mes žiūrėjome, vieno šito skiriuko yra wordinis tekstas. Paruoštas wordinis tekstas ir Word'e. Mėly Word'o naudotojai, kurie dirbate su Word'u ir kurie rašote tekstus, tai iš karto tos tekstus ir Word'e darykite teisingai. Ir pačiam Word'e žymiai smagiau neturėti tokių situacijų, kad brūkšnys prieki ar vardo pirma raidė pasilikusi dešiniai pusėje, o pavardė kitoj pusėje. Čia net tokių situacijų nėra, kaip dabar ją tokią pagaminti, net va, jau pagaminau, ne, va tokį R.A. ir ten Žmuizinavičius. Jau taip ir pačiam Word'e negerai. Dabar ką daryti Word'e ir kaip Word'e įterpti nepertraukiamą tarpą, tą kietą tarpą, nepertraukiamą tarpą. Word'e irgi yra klavišai. Prisiminkite Ctrl Shift tarpas. Bet dabar aš ištinu, va, tarkim, ir šitą Ctrl Shift tarpas ir šičia vadedu irgi ištinu paprastą Ctrl Shift tarpas. Vietoj to, kad spaustumėt paprastą tarpą, spauskite Ctrl Shift tarpas. Word'e. Nežinau, kur čia man parašyti, vat CTRL plus Shift. Oi, tik tai plus, netokį padėjau. Plus Shift plus tarpas. Ne? Tai vat suspaudę šitus klavišus, jau gausite nepertraukiamą tarpą. Kaip matosi, jeigu mes Word'e įjungsime nematomus simbolius, įjungiame, iš karto matome, kaip atrodo paprastas tarpas ir kaip atrodo tas nepertraukiamas tarpas. Na, aš jau šitą Ctrl Shift tarpas įsidėmėjot. Ir žiūrėkit, va čia va yra tas toksai rutuliukas, yra nepertraukiamas tarpas. Šitas taškelis yra paprastas tarpas, o šitas nepertraukiamas tarpas. Tai jau kada mes surinkinėjame tekstą, tai mes iš karto galime tvarkingai va šitose vietose vietoj paprasto tarpo dėti nepertraukiamą tarpą. Ne? Ir paskui galėsime įsikelti į čia. Tai čia dabar aš jau taisau, jau surinktą tekstą, va, tai čia prieš brūkšnį, ir čia prieš raidės, ir štai kažkur
Nu, prieš kiekvieną, vat, kada mes patį tą tekstą rašome, ne, tai prisiminkit, ypač prieš brūkšnius. Jeigu ten vardas, taškas, pavardė, gal mažiau jūsų tekstuose pasitaiko, bet brūkšniai ir metai tai tikrai pasitaiko. Tai tikrai nesunku, kada jau rašome metus, tai po skaičiukų įdėti nepertraukiamą tarpą, tada M taškas. Ir mums tada jokių problemų, niekada mūsų ta M taškas nenukris į kitą pusę, niekada brūkšnys neatsidurs pradžioj eilutės ir mes turėsime gražų tekstą ir Word'e. O jeigu mes tą Wordinį tekstą dar norim kažkur perkelti į reklaminį bukletą, knygutę, maketą ir panašiai, tai irgi sutaupysime laiko. O tekstą mes ar taip pirminį tekstą Word'e turime surašyti. Tai jeigu mes iš karto jį teisingai surašysim, tai bus daug mažiau darbo ruošiant gražius, formuojant gražius tekstus. Tai dabar, tarkime, šitą iškart tekstą susitvarkėm, mes jį išsisaugom, tai paskui pasižiūrėsim, kuriuose vietose pat. Aš jau turiu pasiruošusi šabloną, InDesign'o puslapio šabloną, vat, nu, su viskuo, template failas ir dabar mes įsikelsime į InDesign'ą štai šitą Word'ą, kurį mes vat, visai neseniai tvarkėm. Įsikėlėm, nu čia, nežiūrėsim į tuos kokios ten pas mus išnašos netokios, bet tekstas ir stiliai pas mane čia yra pagrindinių stilių viskas parašyta, jau kaip ir mes tekstą įsikėlėm, dabar ten mes bandysim tvarkyti maketuot, iš karto pasižiūrėkime, įsijunkime nematomus simbolius ir pasižiūrėkime. Matote, kur aš va šiandien dabar Word'e dėjau nepertraukiamus tarpus, tai InDesign'as tuos nepertraukiamus tarpus puikiausiai supranta ir jau man jau, jeigu norėsime įsikelti kažkur nuotrauką, mes kažkurioje vietoje čia pasidėsim nuotraukytę ir norėsime mes ją aplieti tekstu. Jau man problemų kaip ir nėra, o matot, jisai jau bando tvarkingai sudėti vardo raidę prie pavardės ir jau man ten tos problemos tokios, nu, nebėra, o va šitoj vietoj, kur buvau neįdėjus, S, A, jau problemos yra. Taip, kad labai agituoju tuos formuojant gražius tekstus, pagalvokite apie tą darbą, kiek jūs sutaupysite laiko ir kitų žmonių darbo, jeigu iš karto tvarkingai ruošime tekstus įvairiems dalykams. Labai svarbu mūsų bet kokiuose darbuose tekstas pagrindinis dalykas ir tekstą reikia suformuoti gražų ir įskaitomą. Tai labai tikiuosi, kad šiti tarpai jums palengvins ir pagreitins gražių tekstų formavimą. Primenu dar kartą, InDesign'e nepertraukiamas tarpas įsiterpia su Ctrl-Alt-X, Insert White Space, Non-Breaking Space. Ctrl-Alt-X. Word'e būtų geriau, kad tas įvyktų Word'e. Word'e iš karto rašant tekstus, iš karto dėkite nepertraukiamą tarpą, štai šitoj vietoj. Ctrl-Shift tarpas. Ctrl-Shift tarpas, viskas ramu, niekada brūkšnys nebus prieki. Jeigu jau atsitiks tokių nelaimių, kad daug tų brūkšnių yra, tai dar vienos mūsų YouTube pamokėlės tema gali būti apie tai, kaip pakeisti visus tarpas, ilgas brūkšnys tarpas, nepertraukiamas tarpas, brūkšnys tarpas. Bet čia jau kita pamokėlė. Dabar visiems linkiu gražių tekstų. Skaidra.